Su jumis Elytė Avetian. Sveiki atvykę į seansą, kurio tikslas suaktyvinti kiekvienam iš mūsų įgimtus pasąmoninius mechanizmus atsakingus už svorio mažinimą. Šis seansas padės jums pašalinti paslėptas pasąmoninės nuostatas, kurios skatina persivaldymą ir emocijų užvalgymą. Naudokite seansą kiekvieną dieną prieš miegą ir jau po kelių seansų pastebėsite, kaip mažėja jūsų suvartojamo maisto kiekis, o intervalas tarp valgymų didėja. Tačiau viskas vyksta pamažu. Smegenims, centriniai nervų sistemai ir kūno ląstelėms reikia laiko persitvarkyti ir pervesti organizmą į naujus darbo režimus. Prieš seansą, norėdami pagerinti medžiagų apykaitą, išgerkite šiek tiek švaraus vandens. Šiame seanse pasąmonei perduotos nuostatos pamažu formuos jums sveikus įpročius. Netikėtai gali atsirasti poreikis palengvinti mitybą arba imtis jums įmanomos fizinės veiklos. Klausykite savo organizmo, jame slypi gamtos išmintis, kuris su kiekvienu seansu vis labiau ir labiau budinsis. Seanso metu tiesiog klausykitės mano balso. Susitelkite į savo pojūčius, jūsų užduotis pasiekti tokią būseną, tarsi visi pokyčiai vyktų būtent dabar. Ne vėliau, o kaip tik šią akimirką. Išgyvenkite viską kuo giliau. Taip greičiau persitvarkysite protiškai ir atitinkamai greičiau suaktyvinsite organizmo natūralius gamtos algoritmus. O dabar pereiname prie paties seanso. Padarykite gilų, lėtą įkvėpimą ir tolygų, pilną iškvėpimą. Užmerkite akis. Leiskite savo atsipalaiduoti ir nuo visko pailsėti. Pajuskite, kaip vos tik nusprendžiate atsipalaiduoti, šią akimirką iškart pranyksta vidinė įtampa. Vidinė būsena perduodama kūnui ir jis taip pat pamažu ima atsipalaiduoti. Psichologinėme ir emocinėme lygmenyje išnyksta visos baimės, nerimas ir rūpesčiai. Visa tai tolsta ir praranda savo galią jums. Pajutę tai, organizmas savaime nusiramina. Jis nusiteikia poilsiui, giliam atsipalaidavimui ir pokyčiams. Pasitikėkite natūraliais gamtos procesais, kurie vyks jūsų organizme seanso metu. Leiskite viskam vykti taip, kaip vyksta. Tegul viskas klostosi sava eiga. Nesikiškite į natūralų gamtos procesą. Viso seanso metu iš jūsų nereikalaujame jokių veiksmų, jokio aktyvaus dalyvavimo. Tik susitelkimas į jūsų pojūčius ir nieko daugiau. Dabar pajuskite, kaip jūsų kvėpavimas tampa tolygesnis, jis darosi gilesnis, ritmingesnis. Visas susikaupęs nuovargis kūne ima tirpti, tarsi išsisklaidantis rūkas. Organizmas pereina į ramų, tolygų darbo ritmą. Jūs nurimstate, ištirpsta visi emociniai ir fiziniai blokai. Viskas gerai, tik harmonija, tyla ir ramybė. Fizinis lengvumas yra veidrodis jūsų vidinės laisvės
ir visiško pasitikėjimo gyvenimu būsenos atspindys, kai viduje esate laisvi ir tušti, protas ir kūnas susilieja į vieną visumą. Visais lygmenimis jūs patiriate lengvumą, ore tvyrantį lengvumą ir takumą. Dabar pajuskite, kaip jūsų rankų raumenys nuo pečių iki pirštų galiukų praranda savo svorį, tankį, jos tampa minkštos, tarsi be svorio, bet tuo pačiu metu nėra statiškos, nėra sustingusios. Jose laisvai cirkuliuoja gyvybės energija, jūsų rankos laisvus, šiltus, lengvus. Dabar pajuskite, kaip lengva atsipalaidavimo banga švelniai perteka iš jūsų rankų, teka į jūsų nugarą. Nugaros raumenys atsipalaiduoja ir tampa lengvi, tarsi be svorio. Jums taip gera, taip ramu. Atsipalaiduoja jūsų krūtinės raumenys. Jums tampa taip malonu kvėpuoti, taip laisvai kvėpuoti. Laisvas, nevaržomas kvėpavimas dar labiau ramina ir atpalaiduoja jūs. Ir štai atsipalaidavimų ir lengvumo banga jau apima jūsų pilvą ir šlaunis, paskui kelius, blauzdas, pėdas ir kojų pirštus. Taip pat atsipalaidavimo banga apgaubia jūsų kaklų ir veido raumenis. Jie taip pat atsipalaiduoja. Jūsų kūnas visiškai apgaubtas energinė atsipalaidavimo banga. Jūs jaučiatės saugus, lyg aplink jūs būtų susiformavęs energetinis kokonas. Visiems jūsų kūno raumenims taip malonu, taip patogu. Jaučiate atsipalaidavimą ir ramybę. Visame kūne tvyro maloni ramybė. Suvokite, kad ši tuštuma yra jūsų vidinė ramybė ir tyla. Pajuskite, kaip visas jūsų kūnas prisipildo šios ramybės ir tylos. Jums netgi gali pasirodyti, kad jūsų kūnas ištirpsta šioje tuštumoje. Joje pranyksta. Dingo viskas, kas kėlė įtampą. Pasiliko tik ramybė ir iš tuštumos sklindantis mano balsas. Aš perduodu pasąmonei savo ketinimą paleisti gamtinius algoritmus, atsakingus už mano kūno masės normalizavimą. To pakanka. Dabar viskas vyks pagal pačios gamtos dėsnius. Jau dabar, šiuo momentu, jaučiate, kaip organizme įsijungia natūralus gamtos savireguliacijos procesas. Normalizuojasi centrinės nervų sistemos darbas. Nuo šio momento nervų sistema lengvai priima jūsų ketinimus ir į juos laisvai reaguoja. Nauja pasąmonės nuostata, kuri jau dabar keičia jūsų žalingus įpročius į naudingus, keičia mitybos pasirinkimus ir normalizuoja viso jūsų organizmo veiklą.
Viskas vyksta dabar. Pajuskite pokyčius organizme dabar. Išgyvenkite šią būseną kuo giliau. Išgyvenkite ją kuo pilniau. Organizmas jau veikia ir jums neįprasto režimu. Šie teigiami pokyčiai pirmiausia atsispindi bendrame kūnų apimties tūryje ir riebalinėme audinyje. Suvokite tai ir pasinerkite į būseną taip, tarsi visi riebalų deginimo ir detoksikacijos procesai jūsų organizme vyktų būtent dabar, šią akimirką. Pajuskite tai. Nuo šio momento jūsų organizmas ima veikti taip, kaip jis turi veikti situacijoje, kai sąmoningai ar priverstinai atimate iš jų maistą. Toks geras medžiagų apykaitos lygis genetinėme lygmenyje jums įskiepytas pačios gamtos. Paprasčiausiai suvokite tai ir jauskite šį procesą. Kai organizmas netenka maisto, jis pradeda aktyviai naudoti susikaupusį riebalinį audinį ir skirti jį savo gyvybės palaikymui. Galbūt jau dabar, būtent šiuo momentu jaučiate tam tikrus pokyčius savyje. Jei taip, leiskite šiam gamtos mechanizmui aktyviai veikti ir padėti atsikratyti riebalinių audinių bei nereikalingų kilogramų. Jūs išreiškite ketinimą sulieknėti. Ši nuostata įsigaliojo. Todėl nesistebėkite, jei staiga maisto kvapas, jo skonis ar spalva nebesukelia jums jokio emocinio šuolio. Tai normalu. Tai reiškia, kad jūs evoliucionuojate ir kad maisto jums reikia tik tada, kai būtina energetiškai palaikyti organizmą, o ne dėl emocinio pasitenkinimo. Dabar nuo šios akimirkos, kad ir kaip besiklostytų gyvenimo aplinkybės, visada ir visur, bet kuriuo paros metu, jumyse išlieka ramus, abejingas požiūris į bet kokią žalingą ar neigiamą situaciją. Į aukštos kaloringumo masės maistą. Dabar jūs nebesuvokite maistų kaip kokio nors kultų ar malonumų, o tik kaip priemonę palaikyti fizinės jėgas. Stebuklingų būdų emocinis požiūris į maistą tolsta nuo jūsų ir visiškai išnyksta. Visiškai atsijungia emociniai prisiminimai, susiję su tam tikrais patiekalais ar atskirais produktais. Dabar jūs nebesate triukšmingų emocijų, nebesekate jų savo mintyse, įjungiate savo prigimtinį suvokimą ir jaučiate tikruosius savo kūno poreikius. Jūs vartojate tokį maistą, kuris jūsų organizmui teikia tik naudos. Jūs vartojate maistą, kuris padeda kūnui natūraliai apsivalyti ir atsinaujinti. Dabar išgyvenate būseną, tarsi sotumas. Nuo suvalgytų maistų net ir mažiausių jų kiekių ateitų labai greitai. Po valgio sotumo jausmas išlieka pakankamai ilgą laiką. Tai tampa visiškai natūralia būsena. Kai dingsta emocinis produktų suvokimo atspalvis, iš karto po jūsų ketinimo atsikratyti nereikalingos svorų pasąmonėje automatiškai įsijungia nuostata lieknėti. Ir tai veikia jau dabar. Paklausykite savęs. Galbūt jau jaučiate tam tikrą nesuderinamumo jausmą su tokio tipo mityba, kaip pavyzdžiui kepiniai ar saldumynai. O gal jums kyla atmetimo jausmas riebaus, daug kalorijų turinčio maisto atžvilgių. Mokykitės jausti tikruosius savo organizmo poreikius. Paklausykite savęs. Seanso metu jūsų nuostata lieknėti vis labiau įgauna savo jėgą.
Ji jau veikia. Dabar niekas nebegali jūsų paveikti, niekas nebegali išprovokuoti jūsų persivalgyti, nei jūsų emociniai, nei fiziniai būsena, nei teigiami, nei neigiami gyvenimo įvykiai. Jums tiesiog nebeegzistuoja jokios ypatingos progos, per kurias turėtumėte nenatūraliai valgyti. Jums nebereikia eiti prieš savo organizmo prigimtį. To daugiau nėra. Pajuskite vidinę laisvę nuo įsitikinimų ir prisirišimų. Leiskite savo ketinimui sulieknėti, veikti savaime. Tegul nereikalingas svoris išeina lengvai, laisvai, tarsi stebuklingai. Be jokios didelės įtampos, be didelių jūsų emocinių pastangų. O dabar mintyse įsivaizduokite skaičių, kiek kilogramų norėtumėte atsikratyti. Tegul organizmo valymosi procesas vyksta pačiu geriausiu būdu jums. Dabar jūsų ketinimų energetinis impulsas perduoda informaciją pasąmonėje ir joje įsitvirtina. Nuo šios akimirkos visa jūsų dėmesio koncentracija nukreipta į užsibrėžto tikslo pasiekimą. O dabar pajuskite pokyčius savyje, pajuskite atsinaujinimą. Jūsų nuotaika puikiai, jūs puikiai pailsėjote, tarsi po gilaus nakties miego. Dabar sąmonė skaidrėja, atsiranda malonus švaros ir lengvumo pojūtis, atsipalaidavimą pakeičia susitelkimas. Tuštuma, kurio buvote, tarsi ištirpo, ji išnyko, jos nebėra, jūs aiškiai jaučiate savo kūną, jis pripildytas gyvybinės energijos ir gaivaus atsinaujinimo aromato. Dabar padarykite gilų įkvėpimą ir tolygų pilną iškvėpimą. Ir atmerkite akis. Jūsų kelionė į lengvumą ir vidinę harmoniją tęsiasi. Pasitikėkite procesu ir mėgaukitės savo natūraliu pokyčiu.